Grigorijau, pasiųsk džiaugsmą, meilę ir laimę į prarastą viltį. Išplėsk džiaugsmą, išplėsk meilę. Keisk pasaulį taip, kad įvaldyčiau sekantį pasaulį. Matyt gyvenimo spalvas galėčiau ir paklusti amžinybei. Pasitikti galėčiau amžinybę ir suvokti ją, išmokus įstatymus kūrėjo. Grigorijau, padėk man dabar ir duok laimingą kūrėjo šventą amžinos gyvybės supratimą. Suteik laimingą suvokimą, kad atrasti amžinybę tavo vardo ir įgyvendinti amžinybę man, atradus amžinybę savo veiksmuose. Suteik laimingą žmonių protams apjungties savoką. Suteik amžino gėrio laimę išplėsti. Suteik sielai laimingą judėjimą amžinybės link. Su skaitmeninė serija 713811921, kuri pakelia mano sąmonę į centrinio koordinačių taško lygmenį iki absoliučios veiksmų laisvės centro lygmenyje, kuriame išsprendžiamos visos problemos. Kiekvienas prieš save pastatome 5 cm sferą, makro gelbėjimosi sferą, sidabro baltos spalvos ir pastatome tikslą. Aš veikiu, kaip veikia kūrėjas. Visuotinė, absoliuti sveikatos norma įskaičius ir mane. Galime koncentruotis į norimą organą. Pagal visus kūrėjo laiko parametrus arba kūrėjo kanonus. Mintyse suformuojame savo atvaizdą arba norimų žmonių atvaizdus ir einame prie valdymo. Alinium askalonikum. Svogūnas 498 371 498 861 217. Nemirtingumo būdas 219 848 217 491. Taikant šį nemirtingumo metodą nėra vien savitikslis, todėl kad visuotina kūrėjo idėjos požiūriu žmogus nemiršta ir jokios galimybės negali nuvesti į kažkokį tavo mirties lygmenį, kuriame mirtis bent kažkiek sumažėjo. Prisikėlimo metodas 4, 9, 1, 3, 1, 7, 2, 8, 4, 6, 4, 1. Čia galite pritaikyti išorinio pasaulio struktūrą kaip be galo tolimas taškas nuo jūsų sąmonės. O tada pasirodo, kad jūs suvokite tik kažkokį signalą, kuris ateina iš šio tolimo pasaulio į jūsų sąmonę ir to pakanka, kad pasiektumėte prisikėlimą. Atjaunėjimo būdas 6, 4, 8, 7, 4, 1, 2, 1, 9, 4, 8, 5, 6, 1. Šiuo atveju metodą lemia tai, kad jeigu įsivaizduojate Saulę, pavyzdžiui, savo viduje ir atsižvelgėte į kai kuriuos su augalais susijusius procesus, tą patį fotosintezės procesą, kuris leidžia Saulei organizuoti Žemę gyvybėje, tuomet gali rasti vidinių jungčių, kurios parodo, kad panašus procesai gali vykti kitose erdvės taškuose, galaktikose, visatose ir panašiai. Remiantis socializacija, matote, kad esate jaunas tik todėl, kad yra daugybė vystymosi galimybių ir kiekvienas iš jų, bet kurioje pasaulio vietoje, bet kurioje visatoje, galaktikoje, sąmonės sąskaita galite pasiimti naudingos informacijos, tiesiog koncentruodamasis į informaciją, kurią Saulė atitinka tavo plotą viduje. Kūno atkūrimo būdas 4, 9, 8, 6, 4, 7, 3, 1, 9, 2, 1, 8.
Tokiu atveju galite atkurti kūną atsižvelgdami į tam tikrus procesus savo kūne, pavyzdžiui, nago augimą ant dešinės rankos mažojo piršto. Suprantate, kad tai yra atkuriančios jėgos būdingos jūsų kūnui. Atsiranda dėl tam tikrų jūsų kūnų vystymasi, kurie patys gali atkurti jūsų kūną. Jūsų kairės rankos mažojo piršto nagas auga ne todėl, kad jūs nuolat aktyvinate šį augimą savo sąmonėje, o todėl, kad jis auga iš jūsų prigimties. Ir pasikliaudamas vidinė kūno prigimtimi, vidinėmis atkuriamosiomis jėgomis galima atkurti savo organizmą. Amžino sveiko ir harmoningo gyvenimo būdas 498 618 319 814. Šiuo metodu galite atkurti amžiną ir harmoningą sveikatą, jeigu siekite ir jeigu susijęte savo gyvenimą ne tik su savo mąstymu, bet ir su tuo, prie ko prisideda tam tikros išorinės jėgos. Ir jūs turite teisingai priimti šių jėgų veikimą ir taip užtikrinti amžiną sveiką harmoningą gyvenimą. Tegul būna tai per amžius ir iki begalybės. Tegul tai būna per amžius ir iki begalybės, fiksuoju rezultatą pagal visus realybės objektus, kūrėjo šviesoje, sielos fone ir pervedu šią valdymo sistemą į nepertraukiamą valdymą nuo šiandien iki begalybės. Technologija paimta iš Grigorijaus Grabojaus knygos Skaičių koncentracija į augalus kūnui atkurti. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.